Nu ką, pradedam? Tai jau filmuoja. Gerai viskas, okei. Make-upas geras. Gerai, viskas šiotkai. Prisistatykit, kas esat ir ką veikit Klaipėdos hip-hopo padangėse. Tai tau pradėti, Visų pirma, mes nesam jokiose hip-hopo padangėse ir taip toliau. Mes tiesiog gyvenam savo gyvenimą. O repas yra tiesiog muzika ir tai yra hobis, malonumas ir tai padeda mums gyventi. Štai manau. Jokių padangių nėra. Ar planuojate išleisti savo albumą? Tai bus. Bet kada neaišku. Realiai, ta prasme, mes per tą visus metus kūrybos turėjom padarę rinkinuką tokį sudėję. O ten, kad albumą leisti, čia yra, nemanau, kad čia yra kažkokia prasme. Ne, bet vis tiek kažkada bus. Ne, bus, tai bus, aišku. Jeigu nemirsi. Nu jo. Realiai jokas, nežinosi, kada mirsi. Kas tiesa, tas nemelas. Allah. Kokie pokyčiai jūsų nuomonė turėtų vykti lietuviškam repe? Kokie pokyčiai? Daugiau pozityvo. Paprastai ir aiškiai. Ką jūs manot apie rap battles Lietuvoje? Ar patys dalyvautumėt? Tai dalyvavom. Kada? Kur? 2.8, 2.9. Jo, Battle.lt. dalyvavom 2.8, 2.9, 20 metai. Esmė tame, kad aš dalyvau 8 ir 9 metais, o Čiberis... Aš 9 ir 10. Nes aš 10 nebuvau išvažiavęs trumpam. Girdėjau, selektai dabar teisėjauji rap battle online beginners. Ką tu pakomentuotum apie tai? Iš tikrųjų pasijaučiu labai senas, bet aš visą laiką atsimenu, kai mes patys betlė dalyvaudavom ir visą kitą galvojau, blėt, būtų zaibai, žinai, taip pat teisiauti ir visą kitą. Pagerbtas jaučiuosi gal kažkiek ir, ta prasme, žiūriu tą dalyką labai atsakingai iš tikrųjų. Atsakingai žiūriu tą dalyką, klausau ir visą kitą. Kai atranka buvo pirmas raundas, tikrai galvojau, kad čia bus nustebins tikrai daug atlikėjų ir visą kitą. Bet dabar va tas antras raundas ir taip toliau, pirmas, antras raundas, kuo toliau to visi suvienodėja ir vienodai viskas eina ir niekas nestebina iš tikrųjų. Tai teko nusivilti? Kuo toliau su kiekvienu raundu vis mažiau, vis labiau nusiviliu. Ne tai, kad nusiviliu, bet ta prasme tikiuosi daug, bet negaunu to, ko aš tikiuosi. Tai duokit įdomiasias temas. Tai aš ir duodu įdomias temas. Milda 3 metus draugavo. Tai čia mano tema. Aš kažką tokio ir galvoju. O ne kažką tipo, kas yra reperis. Sakau, Milda, kas 3 metus draugavo. Nu ir viskas. Kažką įdomaus sudėti ir paklausyti įdomiai, bet yra kaip yra. Prie rusų buvo geriau. Kaip susikūrė jūsų grupė ir iš kur atsirado ryšininkų bloko pavadinimas? Nuo rajono, ne? Esmė tame, kai prasidėjo ta visa istorija, kad aš buvau užsikabliavęs bele kaip ant repo ir neturėjau su ko daryti tą repą ir pamačiau kažkada tipo internete, kad čionais Čiberis daro muziką rusų grupai kažkokie. Nu jo. Reklamai nedarom, bet jau jos net nebėra iš tikrųjų. Ir esmė tame pradėjo daryti ten instrumus ir galvoju, sakau, aš jį pačiešinsiu, kad jisai tipo man padarytų kokią muziką, žinai, kad aš turėčiau ant ko repoti. Ir tada, kai jisai padarė kažkokį instrumą, tai aš sakau, davai tada, jeigu padarai instrumą, tai davai ir parepok tada. Sako, ne, nahui, sakau, davai seniai, važiuojam, karočią, pabandom, kaip gausis, taip gausis, karočią. Ir nu, pabandė ir prisibandėm, ble. Gimė ryšininkų. O tas ryšininkų blokas, tipo galvoja, mes tos pavadinimus visą kitą, va aš vienu taip ant bairio pagalvojau, blėt, galvoju, mes esam ryšininkuose, tipo blokiniai namai, galvoju, taip pisam tokį pavadinimą. Tai išvis buvo blokas 86, tai pamenė. Ten buvo, ten bairis, kitas dalykas, ten su palanga. Bet vis tiek, jo. Išliko blokas. Ir sakau, davai tokį darom. Iš pradžių Čiberis sako, ne. Bet buvau sugalvoję, dar kažkokių pavadinimų buvom sugalvoję, bet... Ten buvo daug. Jo, tenai ir švyturys, ir 9 danguje tenai buvo. Ne, prikolinam. Realiai, tiesiog, per daug mes ir negalvom dėl pavadinimo, nes mes, kaip sakyt, gimė ryšininkų blokė ir mirsi ryšininkų blokė. Iš kiek narių susideda jūsų grupė?
Oficialiai 2, neoficialiai 3, ne? Mes dviese esam, galim sakyti, dviese mes esam, karts nuo karto sesė būdavo. Nu, padainuodavo. Nu, dalyviau. Kartais padainuoja. Kas paskatino jūs kurti ir nuo ko prasidėjo jūsų veikla? Tyla. Ne, tas papasakau savo, paskui aš savo. prasidėjo viskas nuo to, kad tiesiog nuo noro. Labai nuo didelio noro, tą norą aš manau, kaip Čiberis aš nenoriu čia labai ten įsikelt dar kažką, bet manau, kad aš Čiberį užkrėčiau to tokių dalykų. Tiesiog nuo to noro, kaip jis yra sakęs, nu tu pasakysi, nežinau, ar nesakyti. Esmė tame, kad nuo noro pradėjom visą tą dalyką ir užsivedė. O tiesiog noras. Koks buvo jūsų pirmas repo pasirodymas? Kaip jautėtės prieš pirmą išėjimą į sceną? Pirmas, patras šiai pirmas. Aš neatsimenu. Ne. Netelšiai kartais. O gal ir telšiai? Ne, man atrodo, čia buvo pirmi pasirodymai, buvo tam, čia Klaipėdai pas tą studijai, ten tolijo. Prie Eglės turgus. Nu, kai yra čia ten visi Mogiliovo kėlai. O kaip jautėtės prieš pirmą išėjimą? Kiek atsimenu, ten buvo labai tamsu ir aš nieko nemačiau. Ir aš jaučiausi kaip saulė pačiai. 15 žmonių. Savai hebrai. Palauks, parašė. Gal čia svarbus SMS. Jo, svarbus, ką tu. Toliau važiuojam. Kaip auditorija reagavo jūsų pirmus darbus? Nori sakyti, ar man sakyti? Sakyk šnekėt. Tu šiandien šneiki, žinau. Šiandien tai lisės, ar ne? Realiai patys pirmieji buvo komentarai, aš atsimenu, sako, blet, nahui tiek daug kokso, tų kekščių, taip toliau visą kitas. Sakau, nu, mūsų stilių, žinai, mes gimėm čia taip, mes gaugam ir visą kitą. Jeigu realiai, tai aš bent asmeniškai nejutau jokių ten reakcijų ir taip toliau, nes aš po šią dieną nesijaučiu ten kažkoks žinomas ir taip toliau. Galvoju, kad tas ryšininkų blokas taip ir liko Pas net nežinai, kas tas ryšininkų blokas. Mes esam, mes tiesiog mes gavomsi kitaip. Patys save žinom, užtenka. Ir nesijaučiu ten kažkas, kad ir klauso ir visą kitą, kai pasako, kad ten žino tą ryšininkų bloką ir taip toliau, kad sakė, kad net Vilniui ten eina su bomboksu, ten tipo eina ryšininkų blokas. Leidžia gabalą. Bet galvoju, what the fuck, žinai, taip keista iš tikrųjų, bet nesijaučia realiai to dalyko. Kokią pačią didžiausią klaidą buvot padarę per visą savo kūrybos laikotarpį? Kokią klaidą buvom padarę? Ai, nu va, kad Fraipę nepasiėmėm telefoną. Plačiau biškį taip. Nu, socialinis toks tinklas buvo fraip.lt. Tai va tenais buvom laimėję telefoną, 3 vietą. Išvažiavom į Vilnių koncertuoti, bet nifiga ir net nepasiėmėm mane tą telefoną. Kažkaip užtūsino. O čia buvo didžiausia klaida. Nu ir dabar linkėjimai pabaigai. Ne, reikia čia pagalvoti, kas nusipelnė, žinai, tų linkėjimai. Nu ką, linkėjimai visai hebrai, ryšininkų bloko hebrai, kurie yra iš Ryšininkų rajono. Ir kas yra dar šalia rajono. Aš pasakyčiau linkėjimus, pavyzdžiui, Soundloft studijai, kad jinai gyvotų ir visa kita, kad ateitų daugiau žmonių. Nes čia gimsta iš širdies visa muzika ir taip toliau. O šiaip linkėjimai visiems žmonėm, kad surastų savo kelią. Pysniga. Давай, taip, kur короче, pagaugai nueitum. Nuo nuotaikos priklauso mūsų kūryba, tas įtapybas sprendžia meno kūrinius, aš į tarybą išsperžengė tarybą, šaukiančią visuomenę, bet mums giliai čia pohų, nes visų skirtinga nuomonė. Mes nepalaužiami, mes nesudaužomi, vieningėlį kariuomenė, nors ir maža bendruomenė. Ir drąsiai draskome dramukos mes darytojus, rašydami rimus mes paučiame klasikos rašytojai. Čia reprezentas nepiktybiškai ir nelyriškai, čia viskas natūraliai, paprastai ir vyriškai. Be jokių biskučių ar manė ar kučių, be bimblingų cepų ar girliandų ant eglūčių. Gerai mes judame lengvai su joko doze, geriame mes iki tol, kol sutinkame mes mozę. Ir kad paliksime mes rapą, galite nelaukti, jau greičiau pradėti svariu ant galvos plaukai nelaukti. Į kairę, į dešinę, į kairę, į dešinę. Visi į kairę, į dešinę, į kairę, į dešinę. Opa, kartelį, kairę, į dešinę. O dabar pareina Čiberis.
Važiuojam! Paprastai be parkių, lengvų rimų, pas jumis ateisim. Aktualijų nekeisim, visko kas aplinkų vyksta mes neteisim. Gal dabar tai keista, bet aš žodžiu žaismą mėgstu labiau nei maistą. Ir man pohu, kad nuo šito žodžio ausis keista. Čia negėšim, kad sudrėktų, čia tik ahujenam tusam, kad repukai rėktų. Taip įsekti, kad nuo šito treko kolonėlės degtų. Raginam dabar atsukti biškį garso, nes parodysim aplinkiniam savo balsą. Mes už narsą, mes už tai, kad popam pulti karstą. Ok neraginam dabar mes provokacijų, geriau nupiesti maksimą, pasiekti stacijų. Užbaigti gabalą ir pasakyti už viską ačiū jum. Ir pasakyti už viską ačiū jum. Ačiū jum, ačiū jum. Ryšininkų blokas, po liubom. Iš širdies į širdį.